Sveiki! Rytoj manęs laukia vakarėlis, todėl aš jums noriu parodyti, kaip aš paruošiu savo odą bei plaukus prieš didžiausią metų šventę. Kad rytoj atrodytum tobulai, ruoštis patariu nelikus valandą iki vakarėlio, bet jau iš vakaro. Kad oda ir plaukai atrodytų spindintis, juos reikia puoselėti ir maitinti. Pradėsiu nuo namų gamybos kūno šveitiklio, kurį pamėgau todėl, kad visi ingredientai visuomet yra mano virtuvėje ir bet kada galiu jį pasigaminti. Sumaišau aliejų, medų, kavą ir rudąjį cukrų. Šiuo mišiniu nušveičiu visą kūną, o daugiausia dėmesio skiriu sausiausiams kūno vietoms, alkūnėms, plaštakoms, keliams bei kulnams. Vėliau viską nuplaunu ir kūną pasitepu tobulo kvapo kūno kremu, kuris kvepia mandarinais. Tiesiog dievinu šį kvapą. Kadangi vėliau naudosiu savaiminio įdegio priemonę, labai svarbu pamaitinti sausiausias kūno vietas, kad įdegis pasidengtų tolygiai. Mandarinai. Kad plaukai žvilgėtų, juos padrėkinu blizgesio suteikiančią plaukų kaukę. Kad viršugalvyje plaukai išliktų purus, kaukę tepu tik ant plaukų galų, o šaknų neliečiu. Kadangi mano oda mišri, naudosiu 2 L'Oreal veido kaukės su moliu, valomąją žalią kaukę skirtą riebiai ir blizgiai odai, bei šveičiamąją raudoną kaukę, kuris skaistina odą. Man šios kaukės patinka, nes panaudojimo jaučiu, kad mano veido oda kaip niekad švari. Tai ypač svarbu, nes kasdien naudoju makiažo priemonės. Veido ir plaukų kaukės laikau apie 10 minučių, o tuo metu tiesiog pasitikrinu Instagramą arba žiūriu televizorių. Išskalautus plaukus patepu nenuplaunamu organų ir migdolo aliejaus kremu, kuris papildomai sulygina ir sušvelnina mano plaukus. Šią priemonę taip pat tepu tik ant plaukų galų, kad neapsunkinčiau viršugalvę ir plaukai atrodytų puresni. Tuo tarpu veidą taip pat patepu nenuplaunamą naktinę lankom kaukę, kuri atgaivina ir sudrėkina mano odą. Kadangi rytoj dėvėsiu atvirą suknelę, noriu, kad mano kūnas įgautų bronzinį spindesį. Tam pasirinkau ypač paprastą naudojimą purškiamą savaiminio įdegio priemonę, kurią per kelias minutės padengiu odą lengva dulksna. Taigi, norint pasidaryti naudingą grožio ritualą, nebūtina lankytis spa salone. Tokią aurą gali susikurti ir pati savo vonioje.